tai va, tokia ta diena šiandien. Jau pagaliau darosi šiek tiek įdomiau. Garažo rutina keičiasi. Pirmas dalykas, ką aš teisiai garažą dabar darau, tai stengiuosi užhermetinti visas siūlės, kurių dar nesu užhermetinės. Porūkš medžiagas, kurios apsaugotų nuo korozijos ir po to apsaugotų nuo išorės poveikio. Kol viskas džiūsta, galima darbuotis čia, prie priekinės pakabos. Tuo metu, kai turėjau laiko, stengiausi supirkinėti dalis, kurių maniau prireiks. Per keletą siuntų jos atkeliavo ir galiausiai dabar iš visur jas surankiau, palyginau. Panašu, kad turiu beveik visą puzlių, gal dar trūks vienos kitos smulkmenėlės. Turėtų trūkti, bet vis tiek galima pradėti ardyti ir tvarkyti. Štai kaip dabar atrodo to į priekinę pakaba. Vairo traukia šarnyras, viršutinės virtis, amortizatorius, apatinės virtės šarnyras, dar vienas šarnyras yra čia. Miniatiūrinės stabilizatoriaus įvorės. Įdomiausia dalis yra štai šis torsionas. Čia spiruoklių nėra. Dėl to šitas Renault važiuoja išskirtinai minkštai ir turi tokį išvis įdomų važiavimo jausmą. Kita vertus, kokia mašina neturėtų įdomaus važiavimo jausmo, kai tiek sudėvėti yra pakabos elementai, tai gal tiesiog pradėsiu remonto darbus. Galbūt geras paruošimas, galbūt tikrai kai kurios dalys ant šito Renault yra išsilaikiusios labai gerai, nes kai kurie varžtai sukasi itin lengvai. Mano planas dabar yra nuimti stabilizatorių, nes bijau, kad kai paremsiu mašiną maždaug šitose vietose bus nepatogus priėjimas. Stabilizatorius yra sujungtas per tą patį varžtą su amortizatorium. Galima jo pilnai ištraukti ir amortizatorius dar bus vietoj. Šarnyrų klibėjimas. Labiausiai išsimalęs atrodo šitas. Spėju, guolis visiškai gatavas, nes per tą vietą labai kliba. Tuoj pamatysim daugiau. Nu, va, ir prisikalbėjau, kad viskas lengvai sukasi. Čia turėtų įsisukti varžtai, kurie atstumia tą būgną atgal. Ir iš dalies tą padarė, bet visi sulūžo. Neblogas kantrybės išbandymas. Labai nemėgstu būgninių stabdžių. Kažkaip tai reikia nuplėšti. Žodžiu, įsukau čia varžtą ir nusiėmė kaip nieko. Žiūrim, kiek čia. Sugadinau. Na jo, kaip sakant, ne į tą skylę pataikiau. Na, ilgesnis mūšis buvo, nei galėjau pagalvoti, bet štai kaip atrodo karo laukas. Maždaug ką reikėjo keist, ko nelabai ir ką reikės vis tiek. Vairo traukia visiškai pavargus. Šitas viršutinės virtis kaip nauja. Apatinės virtis, su kuria biškį susipykt teko. Galvojau bloga, bet labiau panašu, kad gera, ir ten bus biškį reikalų ją pakeisti. Guolis gatavas. Tai va,
tiek šiam kartui. Ačiū, kad... Stebulė išsikalė gana nesunkiai. Čia biškį reikėjo vargo, nes šita dalis buvo prikepus prie plokštės. Na, bet galiausiai daug kaitinimo, daug VDKM ir turėtų nusimti. Taip, plokštė su jau sudegusios gyvūnijos ar augmenijos. Šiaip gera būklė, stabdžių cilindriuką turiu naują. O dabar reikia sugalvoti, kaip visą tai išpresuoti. Neturiu normalaus preso, naudoju tą varžto ir puodukų sistemą. Ir čia yra guoliai iš dviejų pusių ir tarpinė per vidurį. Daug šansų, kad vieną reiks išpjauti, kitą iškalt ir taip ūkiškai susitvarkyti su to. Na, atrodo, bus tas retas atvejis, kai šitas įrenginys iš tikrųjų sveiks kaip turi. Na, beveik. Kartais ir tokie karai. Na, ne kartais, kaip dažniausiai su guoliais, be normalaus preso. Na ir va, tai čia tą guoliuką pakeitė, čia gal kitos pusės. Ir štai dėžė su pažerta vairo kolonėlė. Nes niekas, joks varžtas čia negali būti paliktas nesuktas. Vidinės vairo traukės suko labai sunkiai. Ir prie to pačio pastebėjau, kad pati kolonėlė juda ne taip, kaip turėtų. Tai nutariau viską perrinkti. Tai galbūt tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote. Apsvarstykite kanalo prenumeravimą, jei dar to nepadarėte. Ir iki.